Sveiki visi atvykę į pasaulio lietuvių bėgimą 5 už Lietuvą. Lietuviai su norvegiška kava ir Rogalando lietuvių bendrija organizavo bėgimą. Smagu, kad kiekvienais metais susitinkame tuo pačiu metu ir toje pačioje vietoje. Tiek daug lietuvaičių. Kad ir koks oras Rogalande, bet visi lietuviai ruošiasi bėgti 5 km už Lietuvą. Dabar šiuo metu jie atlieka mankštelę prieš bėgimą vaikų. Kodėl jūs atvykote šiandieną į Rogalandą, būtent Žana iš Oslo? Atvykau dėl to, kad šiandien čia vyksta renginys su Robertu Petrausku ir man įdomu pasiklausyti, ką jisai kalbės, bet to ambasadorė remia šitą renginį. Dėl to norėčiau iš tikrųjų ir sudalyvauti ir pasižiūrėti, kaip vyksta tas diskusijos ir ką aptarinėsite. Ir tuo pačiu norėjau atbėgti čia pabėgioti, kadangi pati bėgioju 5 kilometrus. Kad kiekvieną šeštadienį šiandien nespėsiu 5 km, tik tai 2 spėsiu nubėgti. Ir tas gerai? Taip. Kaip jums Rogalande šiandieną, tas oras 5 km? Mums sako, kad tai yra pats norvegiškiausias oras. Mes, kadangi atvažiavom į Norvegiją susipažinti su šitą šalim, tai turbūt mums sekasi tas lietingas, gražus toksai oras. Bet kur kas svarbiau, man atrodo, negu oras yra lietuviška nuotaika, kurią joks oras negali sutrukdyti. O aš matau, kad tu turi numeriuką. Būsi 28 bėgikė. Pasiruošusi bėgti norvegišku oru iš Lietuvos. Taip, jau apšilimą padarėm, apėjom vieną ratą ir bėgsim. Susipažinom su trasa, žinom, kur pakilėjimai, kur nusileidimai. Pasiruošti, dėmesio, startas. Šiandien su tokiom gražiom aprangom. Taip. Kur dalyvauja šitas, kaip viso vardas, Stičas? Stičas dalyvauja su vaikais 1 kilometro bėgime. Ir kaip Stičiui sekėsi bėgti? Oi, labai puikiai. Aš galiu labai greitai bėgti, bet vaikučiai nespėja pagal mane, tai bėgau jų ritmu. Daug vaikų buvo? Daug. Ir visi tokie greiti. Gerai pasitreniravę, jo, gerą apšilimą padarė. Tai buvo Stičas, Laputė, Pimpačkiukas, Pikačiu ir Mikė Pukotukas. Oi, medaus išragavot bėgdami. Jo. Kalbinu mažąjį bėgiką. Kaip sekėsi bėgti 1 kilometrą? Gerai, sekėsi pirmą, bet paskui labai pavargau. Labai pavargai? Jo. Buvo sunku? Labai sunku. Labai sunku? Jo. Vėjas pūtė ar per daug saulėje akis spigino? Aš tik pavargau. Tu tik pavargai, tavo kojytės, taip? Jo. Ką ten medalį gavai šiandien? Už bėgimą. Bėgai kiek kilometrų? 2, 5? 1. 1. Ir kaip sekėsi? Gerai. O šventė patinka? Nešalta šventėje šiandien? Na, šalta. Šalta, bet turbūt netrukdo šaltis? Ne. Visada būna karšta. Aha. Ir kaip tau sekėsi bėgti? Normaliai. Normaliai? Kiek kilometrų? 1, 2, 5? Aš bėgau 1 kilometrą. Ir kaip sekėsi tau bėgti 1 kilometrą? Šiaip tai visai gerai, bet kai bėgau, pavargau. Taip, biškis seniai jau bėgau 1 kilometrą. Tai nesitreniruoji dar bėgimai? Jo, buvau biškį pasitreniruojusis, bet jo. O už ką bėgi tą 1 kilometrą, žinai? Už Lietuvą? Už Lietuvą? O myli Lietuvą? Jo. Myli dažnai grįžti į Lietuvą? Jo, dažnai. Ką jūs laikote čia rankose? Mūsų kepta šakotė. Ir jūs remiate 5 kilometrus? Ir ne pirmi metai. Kiek metų iš eilės jau jūs remiate 5 kilometrų? Bijau suklyst, bet man atrodo 3 metai. Ir toliau tęsit šitą palaikymą mūsų lietuvių? Visada, žinoma. O skanų šakočiai? Žmonės sako, kad skanus. Tai verta pirkti.
prašom pirkti mūsų rėmėjų. Žalgiris, bet šiandien yra 5 kilometrai. Ar bėgo 5 kilometrus, ar tik vaikus atvedėt pabėgti į 1 kilometrą? Šį kartą tik vaikus, nes neturėjau laiko prisiruošti. O dažnai dalyvaujat būtent tuose 5 kilometruose? Turbūt kiek gyvenam, tiek ir atvažiuojam. Tai kokie čia 12 metų, nes 12 metų jau eina, 8? Ne, 8. Smagu sudalyvauti tarp tiek lietuvių? Kartais smagu susitikti su kitais, pabendrauti, pasišnekėti, ko nesutinki kasdien. Ir jau tenka man susitikti su abiejais vyrukais. Tai kaip jums tas 5 km bėgimas su spriktu ar be sprikto? Puikiai. Oras geras, ne karšta. Gaivu. Per kiek laiko atbėgai? Per tiek, kiek planavai, 18 minučių? Ar... Greičiau gavus. Va, užvarė 1 kilometrą kolega. Tai teko vytis, tai būčiau nebėgęs taip greit. Tai parbėgai man tai antras? Jo, panašu. Panašu? Tai kas čia vėjas papūtė, ar kaip čia buvo, kad čia labai jau... Stengiausi. Stengiausi? Ar vis norėjau geriau, tikėjausi geriau, bet buvo sunku. Sunku buvo? Matau, suprakaitavęs labai. Nu, ne visgi, ne veltui ta 1 ir 2 vieta šiandien. Sveikinu Jūs. Karolina, kuri turi Long Time Beauty saloną ir buvo skyrusi mum prizų dalyviams. Pati, kaip matau, dalyvavai. Kaip sekėsi bėgime? Sveiki visi. Sekėsi visai neblogai, nesu šiaip profesionali bėgėja, bet man patinka tiesiog palaikyti Lietuvą ir bėgti jau tradiciškai kelinti metai iš eilės, 5 km ir čia susirinkti tikrai labai smagu. Ar myli Lietuvą organizatoriam? Ar myli Lietuvą? Labai myliu Lietuvą. Dažnai grįžti į Lietuvą? Taip, tikrai taip. Šaunu, sveikinu tave. Ačiū labai. Ir laukiam kitais metais. Būtinai, dalyvaukite ir jūs visi. Šiais metais pas mus atvyko garbingi svečiai, kuriuos pristatė Remigijus. LRT filmavimo grupė Robertas Petrauskas, taip pat į patį renginį buvo pakviesti iš pasaulio lietuvių žaidynių medalininkai rogalandiečiai, kuriems įteikėme Rogalando bendrijos pirmininko vardu padėkas. Krepšinio 5x5 komanda Hobas, Marius Paulikas, Mantas Kabelis, Matas Paulikas, Snieguolė Alijošienė, Remigijus Ratkevičius, Augustina Gendrolė, Justas Gendrolis. Visą renginį pravedė Ugnė. Noriu taip pat padėkoti visiems prisidėjusiems prie renginio ir taip pat nuoširdžiai dėkoju rėmėjams, kurie palaiko šią idėją ir prisideda prie žmonių šypsenų. Dėkoju visiems dalyviams ir tikiuosi susitikti kitais metais, tuo pačiu metu, toje pačioje vietoje. Na ką, 5 už Lietuvą bėgimas baigėsi. Ir norime padėkoti visiems rėmėjams, kurie buvo tokie dosnūs ir tiek daug suteikė prizų lietuvaičiam ir buvo visi laimingi ir patenkinti. Labai ačiū dalyvavusiam. Buvo tikrai gausus būrys, neskaitant to, kad lijo ir oras nebuvo toks kaip šią akimirką. Jo, švietė per debesį saulę. Taip. Tad iki kitų metų susitiksim tuo pačiu laiku, tuo pačioje vietoje ir su tais pačiais lietuvaičiais. Iki. Iki.